Sveiki, šiandienos tema yra darbo uždaviniai ir šią temą pasiūlė viena iš mano sekėjų. Dėkoju jai. Jeigu ir jūs turite temų, kurias norėtumėte, kad aš aptarčiau, mielai jų lauksiu komentaruose arba šio video pabaigoje nurodytu L paštu. Taigi šiandien spręsime kelis uždavinukus iš darbo temos ir tie uždaviniai yra iš Matematika tau plius uždavinyno skirto 8 klasiai. Taigi pradžioje šiek tiek teorijos apie formulę noriu pakalbėti, kurią mes šiandien naudosime. Tai pirma formulė, kurią jūs matote, yra greičio formulė ir jums jau jinai yra matyta iš fizikos arba matematikos pamokų. Ir mes žinome, kad greitis tai yra atstumas padalintas iš laiko. Tai šiandien naudosim labai panašią formulę, jog našumas yra darbas padalintas iš laiko. Tai našumas bus toksai kaip darbo greitis, kiek aš darbo padarau per vieną laiko vienetą, ten 1 minutę, 1 valandą, 1 parą, kažkas su vienetu bus susiję, vienas laiko vienetas. Ir tas našumas bus žymimas P raidelė, darbas bus žymimas A didžiąja raidelė, o laikas, kaip ir dažniausiai būna žymimas, tai bus T mažoji. Tai norėjau pristatyti šitą formulę, kad jinai yra labai panaši į greičio formulę, tik tai, kad mūsų atstumas dabar jau yra ne atstumas, o darbas, o mūsų greitis tai vadinasi šiek tiek kitaip, yra nauja sąvoka našumas. Tai tiek apie formulės. Eikime prie uždavinių ir jums bus viskas žymiai aiškiau. Taigi pirmasis mūsų uždavinys šiandien. Gamykloje vienas automatas per 20 sekundžių įsiuva vieną sagą. Tai pirmas uždavinys mums kalba apie to automato greitį. Ir greitį mes šitoje temoje vadiname našumu. Tai per 20 sekundžių įsiuva vieną sagą. Per pamainą šis automatas įsiuva 1260 sagų ir mūsų klausia, kiek sagų įsiūtų šis automatas per pamainą, jei vieną sagą siūtų 30 sekundžių. Tai šiek tiek lėčiau. Tai pabandykime užsirašyti, ką mes turime. Tai mes turime našumą, kuris yra žymimas P raidelė ir kadangi tie našumai bus 2, tai pirmasis ir antrasis, tai tą pirmąjį našumą aš vadinsiu P1 ir kas mums yra duota, kad jisai įsiuva vieną sagą per 20 sekundžių. Tai taip paprastai užsirašėme, bet mes žinome, kad mūsų našumas turi būti matuojamas kažkoks tai darbas per vieną laiko vienetą, tai kadangi tai yra ne vienas laiko vienetas, o 20, tai mums reikia kažkaip kitaip užsirašyti. Tai jeigu vieną sagą įsiuva per 20 sekundžių, tai reiškia, kad 1/20 sagos įsiuva per 1 sekundę. Tai va tiek sagos per 1 sekundę. Jeigu vieną sagą per 20 sekundžių, tai per sekundę tada 20 dalį tos sagos įsiuva. Tai jau turim našumą. Ką dar turim? Tai turim visą darbą atliktą. Tai kokį darbą atliko tas mūsų automatas, tai jisai įsiuvo 1260 sagų per tą vieną pamainą. Tai turėdami šią informaciją galim apsiskaičiuoti laiką, kiek truko ta viena pamaina. Tai kai turėsime laiką, tai galėsime apsiskaičiuoti, kiek sagų įsiūtų su kitu tuo našumu. Tai apsiskaičiuokime laiką. Tai laikas yra darbas padalintas iš našumo. Štai čia turime formulę, kad našumas yra darbas padalintas iš laiko, tai šiuo atveju ir bet kokiu kitu atveju, naudojant šitą formulę, laikas bus darbas padalintas iš našumo. Tai dabar kokį darbą nudirbo? Įsiuvo 1260 sagų per kokį našumą, koks greitis to automato, tai to automato greitis yra
1/20 sagos per sekundę. Tai darbą dalinu iš našumo. Prisiminkime dabar, ką reikia daryti su trupmenomis. Tai mūsų pirmasis skaičius yra 1260 ir jeigu aš noriu turėti vardiklį, tai reikia prisirašyti vienetą ir dalinsiu iš kitos trupmenos, o kita trupmena yra 1/20. Tai kai daliname dvi trupmenas, pirmą trupmeną perrašau, dalybą keičiu į daugybą ir antrą trupmeną apverčiu, tai reiškia, kad gaunam 21 ir dabar sudauginę šitos du skaičius mes gauname 25 200 sekundžių. Tiek truko ta viena pamaina. Tai dabar turime, kiek truko ta viena pamaina ir turime naująjį našumą. Tai sako, kad antru atveju tas mūsų automatas dirba šiek tiek lėčiau, kad jisai vieną sagą įsiuva jau nebe per 20 sekundžių, bet per 30. Tai reiškia, kad per 1 sekundę jisai įsiuva tik 1/30 sagos per 1 sekundę. Tai dabar, jeigu norime apskaičiuoti tą mūsų naująjį darbą, kokį darbą atliks automatas, dirbdamas lėčiau per tą patį laiką, per vieną pamainą, kuri trunka 25 200 sekundžių, tai darbas yra apskaičiuojamas, prirašysiu prie mūsų formulyčių, kad darbas yra apskaičiuojamas našumas kart laikas. Tai mūsų naujasis našumas yra 1/30 sagos per sekundę ir dirbs tas pačias 25 200 sekundžių. Tai čia gaunasi, kad 1/30 dauginu iš tokios trupmenos ir apskaičiavę gauname, kai suprastiname, 840 sagų. Štai. Ir išsprendėme tą uždavinuką. Tai matome, kad jeigu tą vieną sagą įsiuva lėčiau, tai ir per visą pamainą tų sagų įsiūna mažiau, negu dirbdamas greičiau. Taigi atsakymas yra 840 sagų. Judame toliau. Antrasis uždavinukas šiandien. Mykolas per valandą pasodina 18 medelių. Visus medelius jis pasodino per 6 valandas. Per kiek valandų tuos medelius būtų pasodinęs Nerijus, jei jis per valandą pasodina 12 medelių. Taigi vėl mūsų uždavinys prasideda nuo našumo. Tai našumas yra žymiamas P raidele ir tas našumas yra Mykolo, tai pasižymėsiu M raidelę. Tai per valandą pasodino 18 medelių ir šitas našumas jau yra mums duotas labai tvarkingas, kad per 1 valandą. Ir mums yra duotas laikas 6 valandos. Tai Mykolo darbo laikas yra 6 valandos. Tai dabar galime apsiskaičiuoti, kiek tų medelių jisai iš viso pasodino, tai kokį darbą atliko. Tai darbas yra skaičiuojamas našumą dauginant iš laiko, kiek dirbo. Tai našumas 18 medelių per valandą ir dirbo 6 valandas, tai 18 kart 6 yra 108 medeliai. Sužinojom, kiek tų medelių buvo ir dabar mūsų klausia, per kiek valandų tuos medelius būtų pasodinęs Nerijus. Tai Nerijaus našumas yra 12 medelių per 1 valandą ir mūsų klausia laiko, kiek jisai užtruktų. Tai laikas yra apskaičiuojamas darbas padalintas iš našumo. Tai darbas liko tas pats, 108 medeliai, o našumas yra 12 medelių per 1 valandą. Tai padalinam ir gauname,
kad Nerijus būtų dirbęs 9 valandas ir atsakymas yra 9 valandos. Judame toliau. Kitas uždavinukas. Agota per valandą nuravė 1/6 visos lysvės. Tai vėl prasideda nuo našumo. Tai jos našumas yra 1/6 lysvės per valandą. Per 1 valandą. Tai tas našumas yra tvarkingas, mums tokio ir reikia. Ir klausia, per kiek valandų ji nuravės visą lysvę. Tai mūsų klausia laiko, o laikas yra darbas padalintas iš našumo. Dabar klausimas, koks tas darbas yra. Tai yra visa lysvė. Tai jeigu buvo pasakyta, kad 1/6 visos lysvės, tai tada visa lysvė yra 1. Tai visas atliktas darbas, tai 1 dalinu iš 1/6. Ir prisimenam, kad tai buvo 1/1, dalinu iš 1/6. Kai dalinam 2 trupmenas, dalybą keičiu į daugybą, antrą trupmeną apverčiu ir gaunam 6 valandas. Ir atsakymas yra 6 valandos. Judame toliau. Tai per valandą pirmuoju vamzdžiu prileidžiama 1/7 baseino vandens, o antruoju 1/9 baseino vandens. Ir mūsų klausia, per kiek valandų būtų prileistas pilnas baseinas vandens, leidžiant vandenį tik pirmuoju arba tik antruoju vamzdžiu. Tai pasižiūrėkime, ką turime. Turime našumą 2 vamzdžių. Tai pirmojo vamzdžio našumas yra 1/7 baseino per 1 valandą, o antrojo vamzdžio našumas yra 1/9 baseino per 1 valandą. Ir jeigu spręsime pirmo A, tai per kiek valandų būtų prileistas pilnas baseinas, tai mūsų klausia laiko, o laikas yra darbas padalintas iš našumo. Tai darbas tai yra pilnas baseinas, tai bus 1 padalinta iš 1/7. Ir apskaičiavę gauname 7 valandas. Tada B dalis. Klausia to paties klausimo tik tai apie antrąjį vamzdį. Tai tas laikas skirsis, o darbas bus tas pats. Tai laikas yra darbas padalintas iš našumo. Tai darbas vienetas, o našumas yra 1/9. Ir atlikę veiksmus gauname atsakymą 9 valandos. Eikime prie antrosios dalies. Klausia, kuri baseino dalis būtų prileista vandens per valandą, leidžiant vandenį abiem vamzdžiais. Tai mums reikia apsiskaičiuoti tą trečiąjį našumą. Tai bus P3 ir pasižiūrėsim, kokią dalį baseino prileido abu dirbdami kartu. Tai dirbo ir vienas, ir kitas per tą patį laiko vienetą. Tai vienas prileido 1/7 baseino, kitas prileido 1/9 per tą 1 valandą. Tai jeigu mes šitas trupmenas dabar sudėsime, tai pasižiūrėsime, kokią baseino dalį prileido abu kartu. Tai jeigu turim 2 trupmenas, turim susibendravardiklinti, jeigu norim sudėti. Ir sudėję tas 2 trupmenas gauname 16/63. Va tokią dalį baseino per 1 valandą jie prileis dirbdami abu kartu. Ta trupmena nėra labai graži, nes nesiprastina, bet jau ką turim, tą turim. Einame prie trečiosios dalies. Mūsų klausia, per kiek valandų būtų prileistas pilnas baseinas vandens, leidžiant vandenį abiem vamzdžiams kartu. Tai mes apsiskaičiavome jau našumą. O situacijos, kai tie vamzdžiai dirba abu kartu, tai mūsų dabar klausia laiko. Tai laikas yra darbas padalintas iš našumo. Tai darbas lieka tas pats, yra pilnas baseinas, o tą našumą ką tik apsiskaičiavome, tai belieka tik padalinti. Padalinę gauname 63/16. Reikia išskirti sveiką dalį,
tai išskyrę sveiką dalį gauname 3 sveikus 15/16 valandos, tai dirbdami kartu jie beveik per 4 valandas pripildo tą baseiną pilną vandens. Judame prie kito uždavinio. Kitas uždavinukas. Maišo obuolių Vytautas prirenka per 3 valandas, Ignas per 2 valandas, o mažasis Juliukas per 4 valandas. Per kiek laiko pririnktų maišo obuolių visi 3 berniukai dirbdami kartu. Tai mums čia yra duoti našumai, tai pirmiausia juos ir užsirašykime. Tai Vytauto našumas yra 1 maišas per 3 valandas. Kas yra negerai, kad yra duota per 3 valandas. Našumas visada yra per 1 laiko vienetą, tai mums reikia pasirašyti, kokią dalį maišo surenka per 1 valandą. Tai jeigu 1 maišą per 3 valandas, tai 1/3 maišo per valandą. Kitas našumas yra Igno. Tai jisai 1 maišą surenka per 2 valandas. Vėl negerai, nes per 2 valandas mums reikia to našumo per 1 valandą. Tai jeigu 1 maišą per 2 valandas, tai reiškia, kad pusę maišo per 1 valandą. Ir tuomet turime Julių, kuris 1 maišą surenka per 4 valandas, reiškia 1/4 to maišo per 1 valandą. Labai svarbu, per 1 valandą, kokį darbą nudirba per 1 valandą. Tai turim tuos našumus susitvarkę, tai klausia, per kiek laiko pririnktų visi 3 dirbdami kartu. Tai klausia laiko, tai laikas yra darbas padalintas iš našumo, tai mūsų darbas tai yra pilnas maišas, vienetas, o našumas, jeigu jie dirba visi kartu, tai tuos našumus reikia sudėti, nes jie visi 3 dirba kartu. Tai mes 1 dalinsim dabar. Turim susibendravardiklintas trupmenas, tai mūsų bendras vardiklis, koks čia galėtų būti, 12. Susibendravardiklinom trupmenas. Dabar susidėkime. Tai sudėję gaunam 13/12. Tai tuomet 1 dalinam iš 13/12 ir mes jau prisimenam, kaip dalinti trupmenas, tai dalybą keičiu į daugybą, antrą trupmeną apverčiu ir gaunu 12/13 valandos. Tai atsakymas, kad dirbdami jie visi 3 kartu 1 tą maišą prirenka per beveik valandą, 12/13 valandos. Judame toliau. Tai paskutinis uždavinukas šiandien. 3 siurbliai dirbdami kartu iš baseino vandenį išpumpuoja per 6 valandas. Apie ką čia yra kalba? Apie našumą. Tai tas našumas dirbant kartu. Kad visą vandenį, tai 1 baseiną išpumpuoja per 6 valandas. Kuo negeras šitas našumas, kad per 6 valandas. Mums reikia per 1 valandą, tai reiškia per 1 valandą bus 1/6 baseino per 1 valandą. Toliau apie ką eina kalba. Kad dirbdamas vienas, pirmasis siurblys vandenį išpumpuotų per 12 valandų. Tai to pirmojo siurblio našumas yra 1 baseinas per 12 valandų. Vėl negerai, reikia kiek per 1 valandą jisai padarys. Tai per 1 valandą padarys 1/12 baseino.
Ir tuomet turime antrąjį siurblį, kurio našumas yra 1 baseinas per 18 valandų. Tai reiškia 1/18 baseino per 1 valandą. Ir mūsų klausia, per kiek valandų išpumpuoja trečiasis siurblys dirbdamas vienas. Tai žinom, kad turim dabar 3 našumus. Vieną našumą, antrą našumą ir trečią našumą, kurio mūsų ir klausia. Ir šitos 3 našumus sudėję mes gaunam tą našumą kartu. Tai dabar ką reikia padaryti? Reikia susidaryti lygtį. Vietoj P1 mes turime jo tikrąją reikšmę, tai yra 1/12. Vietoj P2 mes turime tikrąją reikšmę 1/18. Vietoj P3 nežinau, galiu palikti P3, galiu pasižymėti X. O našumas kartu irgi žinau tikrąją reikšmę, tai yra 1/6. Turime tokią lygtį. Kaip ją spręsti? Tai x į vieną pusę, o skaičiai į kitą pusę. 1/6 buvo dešiniai pusiai ir lieka 1/12. Pereina į kitą pusę, pasikeičia ženklas, 1/18 pereina į kitą pusę, pasikeičia ženklas. Ką mums reikia pasidaryti? Susibendravardiklint šitas trupmenas ir gausime tą mūsų našumą. Koks tas bendras vardiklis galėtų būti? Galėtų būti 36. Tai pasirašau daugiklius. Čia viskas turėtų būti žemyn. Man kaip visada neužtenka vietos, tai aš rašysiu čia į šoną. Atlikę veiksmus, gauname, kad mūsų našumas yra 1/36. Tai reiškia, kad mūsų tas našumas yra 1/36 baseino per 1 valandą. Tai jeigu 1/36 baseino per 1 valandą, o mūsų klausia per kiek valandų, klausia laiko, tai darbas padalintas iš našumo. Darbas yra visas baseinas, našumas yra 1/36, atlikę veiksmus. Gauname atsakymą 36 valandas. Reiškia, per 36 valandas tas siurblys atliks tą darbą dirbdamas vienas. Jeigu turite temų, kurias norėtumėte, kad aš aptarčiau, rašykite komentaruose, rašykite man elektroniniu paštu. Aš mielai įrašysiu pamoką, kuri jums yra naudinga, aktuali, norima ir taip toliau. Ir susitikime kitose pamokose. Iki.